Sveiki, mylimieji, su jumis Jolanta ir YouTube kanalas Taro gyvenimo ir meilė. Na kągi, seniai bežiūrėjome, pasižiūrėkime. Moteris ir du jos vyrai. Pažiūrėkime šitokią temą. Moteris ir du jos vyrai. O gal jau vienas, o gal ne vieno. Pažiūrėkime tokią temą gerai. Ir ką vyrai galvoja apie ją. O ne. O gal moteris ką galvoja apie juos, kaip jinai jaučiasi su jais gerai. Gerai, moteris ir du jūs vyrai. Kokia yra moteris? Kas moters gyvenime vyksta dabar? Ko moteris nori? Ko ji nenori? Ir artimiausi įvykiai, tarkim, kokios perspektyvos ar ne, moteriai, ką žada Taro. Ką žada Taro. Gerai, na dabar žiūrime toliau. Kokie šioje situacijoje yra vyrukai. Taigi pasižiūrime ir aš dėliosiu tikriausiai be žado, paskui padėliosiu čia tas, kuris ne kartu, o iškrito tas, kuris kartu. Na gerai, jį čia ir padėkime, jis jau atsivertė, tai mes jį ir padėkime. Nagi ir žiūrime, kai moteris mato, kaip jį juos mato, ką jį apie juos galvoja, ką jį jaučia, ką planuoja, kokie artimiausi veiksmai iki naujųjų metų, ar bus veiksmų. Ar mato moteris perspektyvas? Na, jeigu jinai jos turi, tai tikriausiai ir mato, ar ne? Bet vis tiek pažiūrėkim, kokias perspektyvas jinai mato. Ko moteris norėtų iš šito vyruko ir ko iš šito, o ko jinai nenorėtų. Ir ar perspektyvas mato Taro. Kaip čia šitam vyriškiui elgtis. Na ir ką čia dar mes pasižiūrėsime paskui. Labai daug nuoskaudų. Jau ilgą laiką žmonės yra vieniši per atstumą. Kiekvienas nuėjo savo keliais. Moteris tikriausiai nuėjo į naują ir dabar niekas nesikeičia. Žmonės yra visi vieniši, įsižeidę ir atskirai. Jeigu su kažkuo ir kartu, tai yra iš tuščio į kiaurą, o jeigu ne kartu, tai žmonės tiesiog neatleido išdavysčių dar vienas kitam. Neatleido. Pažiūrime kaltininkę, kokia yra moteris, kokia mūsų moteris. Na, apie ką mes kalbam? Pentaklių karalienė, puikiai stabilios energijos, ji yra kažkieno žmona, arba vieno iš vaikinų žmona, arba nei vieno, nei kito žmona, tiesiog ji yra prie savo namų, prie savo statuso, gali turėti vaiką, gali būti išsituokusi, gali būti dirbanti, turinti savo verslą, arba dirbanti samdomą darbą. Jo situacija yra stabili. Kas vyksta moters gyvenime tiesiog dabar? Na, su kažkuo nesusitaikymas, nepriėmimas situacijos, su kažkuo vyksta ilgalaikis konfliktas, ilgalaikis nesusiderinimas nuomonėse ir pergalė kažkokia, kas vyksta. Moteris kažkokią pergalę pasiekė, bet tai jai nieko gero neatnešė. Na, mes laimėme, bet skonis po to nekoks. Mes galbūt laimėjome, bet gal dar mūšis tebesitęsia. Kažkoks mūšis jos gyvenime tebesitęsia vis dar. Už kažką arba dėl kažko. Ko moteris nori? Būti laiminga, kad jos svajonės įsipildytų, ko jinai nori, kad niekas nesugriautų jos svajonių, jos iliuzijų, kad tos svajonės, kurias jinai turi, kad jos įsipildytų. Ji čia nori visko labai daug ir gražiai ir gerai, ne tik savo, bet ir visiems. Ir kad tos svajonės įsipildytų. Va, ji to nori. Tiesiog svajoti ir įgyvendinti savo svajonės. Na, ko nenori moteris? Permainų, nepermainų. Ji nenori tiesiog išeiti, ji nenori palikti tos padėties, kurioje šiuo metu yra. Ji nenorėtų permainų, labai ryškių permainų ji nenorėtų. Ji nenorėtų, kad jos gyvenime kažką reikėtų skubiai keisti arba kažką tai tokio padaryti,
su dokumentais, su kažkokiom persikraustymais. Ji nenorėtų keisti gyvenamosios vietos, ji nenorėtų keisti darbo, galbūt net ir partnerio ar mylimo žmogaus. Ji nenori permainų, ji nenorėtų permainų. Jau kažkaip tokia situacija. Galbūt yra iliuzijos, gyvena iliuzijose, apie kažką svajoja, arba tiesiog jinai turi daug planų svajonių ir nori, kad jie įsipildytų ir nenori nieko keisti. Gerai, mėlyje, dabar pasižiūrim tos vaikinus, kuris yra mylimas, bet kuris yra ne šalia. Na va, tai va, mylimasis tikrai yra ne kartu, ne šalia ir ko gero santykiai yra pasibaigę. Arba vyksta perkainojimas vertybių perkainojimas. Taip, kas yra šitas žmogus, kuris yra kitas mylimasis, tarkim, kuris yra galbūt šalia, arba jis tiesiog, pentakliai yra apčiuopami, mes apčiuopiami, mes esame šalia, mes galime prisiliesti vienas prie kito. Na ir kaip, koks tas vyriškis, jis toks stabilus, jis irgi emocijų nerodo, per daug į ją neįsitraukęs. Stabilus, santūrus, nerodantis emocijų, nepuolantis nieko čia per daug veikti, nepuolantis investuoti nei į ją, nei į jos namus, į nieką, bet pentakliai jų panašios energijos. Šitas žmogus emociškai irgi uždaras, neatsiveria, galbūt jo tokia natūra, o gal tiesiog jie neįsitraukia emociškai vienas į kito gyvenimą. O šičia yra globalios permainos ir žmogus tiesiog keičia mąstymą, keičia vertybės, arba moteris keičia savo nusistatymą šito žmogaus atžvilgiu. Čia yra permainos. Duok Dieve, kad žmogus bebūtų gyvas. Jeigu jūs žiūrite apie, galbūt seniai nesimatė, tai tikrai korta sako, seniai nėra jokių žinių. Ryšio jau seniai nėra. Tokio fizinio ryšio seniai nėra. Kaip mato moteris šitą vyriškę? Kad jis egoistas yra, jisai savimila, egoistas, jisai gyvena savo malonumą, jis nieko gero jai neduoda, jis toks pats savo protė ir nieko gero su juo nenuveiksi. Dar gali matyti, kad jis gali išpildyti visas jos svajones. Na, tai toks žmogus, kuriuo jinai labai myli, svajoja, jinai supranta, kad su juo būtų labai gera. Kaip jinai mato. Ji mato egoistiškų žmogum gyvenančių savo malonumai. Kaip mato žmogų, kuris yra šalia. Na, tai tokie santykiai be įsipareigojimų. Na, jeigu čia yra stabilios tokios energijos, bet jie neįsitraukia viens kito į gyvenimą. Ir kaip jinai mato jį, kad tai, galbūt žmogus yra jaunesnis už ją. Dar žmogus gali būti gimęs ugnies stichijoje. Ir santykiai yra kol kas be įsipareigojimų. Na ir ką čia toliau mes turime pažiūrėti, ką galvoja moteris apie šitą žmogų. Na tai praeitis, jinai galvoja, kad ko gero jau bus praeitis. Šitie santykiai buvo gražus, nuostabus, su skirtumu amžiuje, bet tai labai ilga graži draugystė, gali būti bet kas, bet tai jau praeitis. Ką galvoja apie šitą žmogų? Su juo kažką košės nelabai išvirsi, prieštarauja, labai daug reikia įdėti pastangų, kažkaip jinai nesutinka su tuo bendravimo būdu, nesutinka su santykiais, kurie yra šitoj pusėj. Bet tuo pačiu tai yra galbūt kažkoks intimus gyvenimas, yra gana toks nepasyvus, santykiai irgi nėra pasyvus, tai aktyvūs santykiai, aktyvūs. Jie veikia buitinė prasme, jie veikia galbūt ir kažkokia intimėja prasme ir tuo pačiu vienas kitą užveda. Gali būti ir šitaip. O čia ką galvoja, kad yra praeitis, tai jau praeitis. Deja, buvo gražu, bet tai jau pasibaigė. Kokie jausmai? Pergyvenimai, truputėlį neramu. Ar jau tikrai pabaiga? Ar jau tikrai mes nieko nebesukursime? Ar tikrai niekada nebesusitiksime? Jausmai yra tokie dviprasmiški, keliantys stresą. Gal moteris pagalvoja kartais, ar ne tik kartais, gal jinai naktim nemiega, sapnuoja, gali sapnuoti, gali jausti vienišumą, gali jausti kažkokią vidinę kaltę. Na, tokie jausmai, kad tikriausiai mes nebesusitiksime. Va, tokie jausmai. Na ir čia neaišku, ar čia norėtųsi susitikti, ar nesinorėtų. Bet tokia stresinė situacija šiek tiek yra. Kokie jausmai šitoj pusėje? Na, moteris tiesiog užėmė tokią vaikišką, naivę ir savęs tokią egoistišką poziciją, sakyčiau. Tai moteris čia jaučiasi gerai. Kokie jausmai? Kaip į vaiką, sakykime, arba kaip į... Jai gera su juo, savotiškai gera su šito žmogum, ji per daug nesiparina, ji čia neima į galvą, ji tiesiog įgyvendina savo gyvenimo planą su šito žmogum. Taip, įgyvendina savo gyvenimo planą, arba jeigu tarp jų yra vaikų, tai tiesiog jausmai yra labiau vaikams negu kad šitam žmogui, ar ne?
Ar mato perspektyvas moteris, ne perspektyvas, kokie planai, jeigu čia jausmai, kokie kėslai planai. Nu, nieko nedaryti. Ko gero, jeigu nieko nedarysime, nieko nebebus. Planai, ko gero, jau viskas prarasta. Moteris galvoja, kad šitoj pusėje, ko gero, nieko jau ir nebebus. O čia kokie planai? Na, ko gero, teks kažkaip tai irgi širdis sudaužyta. Jeigu čia nieko gero nebebus, nes čia yra jausmai, čia yra prarastos emocijos, prarasti jausmai, galbūt ir meilė buvo, nes labai svarbus arkanai krenta. O čia kokie planai? Na, kad tikriausiai irgi nieko gero. Moteris neturi ką duoti šitoj pusėje. Jie jaučia nuoskaudą, jaučia tokį įsižeidimą. Gali būti kažkoks ar tai konfliktas, ar nepasidalinamas nuomonėmis. Na, nedaug dievė, gali būti ir šitoj pusėje kažkoks trečias asmuo. Kokie planai? Nelabai kokie. Na ir kągi mes turime, kokie veiksmai artimiausi iki naujųjų metų. Taurių karalius. Taurių karalius gali būti, kad jeigu mes čia jaučiame praradimo jausmą, planai kokie, kad tikriausiai nieko nebebus, bet Pilypas iš kanapių arba riteris ant balto žirgo. Artimiausi veiksmai iki naujųjų metų taurių karalius, mylimas karalius, žmogus, kuris yra artimas jai pagal tarkime, tai yra emocijos, tai yra jausmai, tai mylimas žmogus. Ir ko gero žmogus gali pasirodyti su jausmais. Ko gero tai bus veiksmai iš žmogaus pusės į moters pusę. Mylimas karalius, asmenybė, tarpdury, su puokšte, su vyno taure, gali būti visko, žinokit, mergaitės, gali įvykti susitikimas. Jau atrodo, kad viskas prarasta, bet gal ne, nes čia transformacija, žmogus keičia mąstymą, nusistatymą. O kokie artimiausi veiksmai šitoj pusėje iki naujųjų metų? Konfliktas, pavydo priepuoliai, skubus išvykimas, skubus išsiskyrimas, skubi kelionė. Kažkokia įtampa. Šitoj pusėje gali būti natūralu, jeigu čia pasirodys karalius mylimas ir su meile, tai natūralu šitoj pusėje reikės kažką spręsti ir tai bus skausminga. Tai bus skausminga ir, pareikalaus įtampos, nervinės įtampos. Gerai. O perspektyvas mato moteris? Kol kas neaiškios yra perspektyvos. Jeigu yra kita moteris šitoj pusėje, šitos santykius, tai moteris taip ir sako, kol yra kita moteris, tai perspektyvų nelabai jinai mato ir jin tikriausiai nujaučia. Ir jeigu yra ten kita moteris, tai ji tikriausiai perspektyvą mato save kaip meilužės roliai, bet ji toj roliai savęs nemato, nes ji tikriausiai nebendrauja. Tai perspektyvos kol kas neaiškios. Ir jis sako, jeigu yra kita moteris, tai tokios ir perspektyvos. O čia ar mato perspektyvas moteris? Labai pasistengus galima kažką išlaužti. Šitoj pusėje galima išlaužti, tai darbiniai santykiai gali būti bendras verslas, galbūt kažkoks tai, ko gero padirbėjus galima kažką turėti. Tai yra tokie jau brandus paskutiniai meilės santykiai, sakykime. Taip žmonės apsispręs, kad vis dėlto nebėra ko čia blaškytis, perspektyvas mato, o čia perspektyvos tai tokios. Gerai, mėlyje, žiūriu. O ko moteris norėtų su šito žmogum? Vis dėlto norėtų apsispręsti ir būti poroje su šito žmogum. Moteris norėtų, kad žmogus apsispręstų ir būtų su ja, nes tai yra jo širdies pasirinkimas. Ji norėtų, kad žmogaus širdis irgi ją pasirinktų ir pasirinkimas įvyktų jau ne tik dvasinė prasme, bet ir fizinė prasme. Jie norėtų būti poroje. Ji norėtų būti su juo poroje. Ir koks čia yra, ko moteris norėtų šitoj pusėje? Draugais, išlikti draugais. Jeigu jau taip pasisuktų gyvenimas, kad išlikti draugais, jie tokio, ko norėtų. Kad nebūtų įsipareigojimų, kad nebūtų kažko. Ko gero, nieko svarbaus moteris šitoj pusėje nenori. Nieko pastovaus jai šitoj pusėje nereikia. Dar galbūt moteris nori, kad žmogus nustotų gerti, nustotų turėti kažkokius trečius ryšius ar ne. Nes jeigu einame į tokią jau rimtus ryšius, tai tada moteris norėtų, kad žmogus tiesiog
Gal nustotų gerti, nustotų levoti, nustotų kažkaip lengvą flirtą turėti, arba iš tikrųjų nori palaikyti tik lengvus santykius su šituo žmogum, tik tokius neįpareigojančius draugiškus santykius. O ko moteris nenori šitoj pusėje, vat nenori tos ilgos pauzės, vat nenori to neapibrėžtumo, ji nenori būti pakabinta žemyn galva. Mes čia pora ar ne, mes ką nors keisime pagal mirtį ar ne, dar kas nors tarp mūsų bus ar ne, ji nenori šito neapibrėžtumo, ji nenori būti auka ir nenori nieko padaryti auka, jie nori tiesiog įsiaiškinti, mes ką toliau darome. Mes čia tikrai mylime, ar jau pagal mirtį tarp mūsų nieko nebėra. Na ir ko moteris nenorėtų šitoj pusėje, nenorėtų blaškytis, nenorėtų blaškytis. Jeigu įsiaiškiname šitoj pusėje, tai tada apsisprendžiame ir žygiuojame jau į stabilius santykius, į normalų stabilų gyvenimą. Ji nenorėtų blaškytis, ji nenori čia būti kaip atvirų durų dienos, nenorėtų, kad būtų atvirų durų dienos. Ji nenorėtų, darbūt nenorėtų, kad žmogus išvyktų iš jos. Tas žmogus, su kuriuo jinai yra šalia, kad nenorėtų, kad jisai išvyktų. Ir nenorėtų jinai nieko keisti, nes čia jinai nenori šitos pauzės. Čia viskas priklauso tikriausiai nuo šitos pusės. Ir kaip mato taro perspektyva, kokia bokštas, pažiūrėkit bokštas. Ir ką tas bokštas mums? Jeigu čia yra nebendraujama, tai galbūt perspektyvos yra tokios, kad reikia viską keisti. Viską sugriauti, kas buvo blogas, sugriauti ir pradėti nuo nulio. Nes arba čia perspektyvų nebėra. Kitas klausimas, čia perspektyvų šitoj pusėje nebėra. Taro nemato perspektyvų. O čia ar mato perspektyvas? Mato statuso pasikeitimas. Jeigu šita pora kol kas yra neįpareigojančiuose santykiuose, nieko nepasižadėta, tai statuso keitimas. Arba perspektyvos kokios, kad atjos kažkas kitas ir pakeis jų santykius. Atjos kažkas iš pašalies ir padarys tvarką šituose santykiuose. Arba jų nebebus, arba jie perės į kitą statusą. Toks dalykas gali būti. Ir ką, sakykime, patarė taro moteriai? Tu esi mylima ir mylinti. Mylėk save. Mylėk visus, kaip mylėjai iki šiol. Kaip visus. Mylėk tą žmogų, kurį tu myli ir tai tavo esybė. Tu turi meilę. Tu turi meilę, kažkas myli. Vis tiek norisi pasižiūrėti pagal tą bokštą. Perspektyvas taro čia kaip ir nemato. Arba turi viskas būti sugriauta, kas buvo iki tol ir kažkas naujo. Tai vis dėlto perspektyvos kokios, ką bokštas turi atimti. Kas čia turi sugriūti iš viso? Kas čia turi sugriūti? Nuvertinimas vienas kito. Vienas kito nuvertinimas. Tai turi sugriūti. Ta bomžystė, tas praradimas, vienas kito praradimą turi bokštas atimti. Jūs turite pajusti vertę vienas kito. Vyras turi pareikšti, kad jūs jam vertinga, o moteris turi taip pat apsispręsti ir pasakyti, kad tu man vienintelis, tu pats brangiausias. Dabar žmonės yra nuvertinę vienas kitą. Arba turi būti atimta, jeigu šitas vyras yra su kažkuo santuokoje, kurioje ten viskas numirė pasibaigė, nes mirtis yra. Arba yra kitose santykiuose, arba santuokoje su kitu žmogum, kur viskas blogai, bet tie žmonės vis tiek kartu. Tai bokštas sako, turi būti pašalinti šitie santykiai su trečiais asmenim, nes ten ir žynę parodė slaptą moterį arba kitą moterį. Tai turi būti sugriauta. Tai, kas ten yra, turi būti sugriauta, arba jų nuvertinimas vienas kito turi būti sugriauta. Ir ką bokštas turi atnešti? Pasaulis. Pasaulis susitaikymas, sukūrimas atgal, susigrąžinimas to pasaulio, kurį jūs turėjote. Taip turi būti padaryta. Bokštas atimti turi skurdą, netektį, praradimus, o atnešti pilnatvę. Perspektyvos yra tada, kada bus pašalintas tas toks nuvertinimas vienas kito ir pripažinimas, kad tu man visas pasaulis, aš tau norėčiau būti visų pasauliu ir tu man esi visas pasaulis. Taip. O kokios čia perspektyvas mato šitai, ką tas riteris, ką jisai čia keičia? Pasisuks likimo ratas, nes gali ateiti toks žmogus su stipriu charakteriu, stipria valia, kitas žmogus ir likimo ratas pasisuks ir jų santykiai pasikeis.
jeigu tai nebus atlikta čia, tai bus atlikta čia santykiuose. Moteris bet kokiu atveju lieka prie jausmų, prie savo savasties, prie savo norų, prie savo svajonių, nes jinai turi svajonę ir ji nori, kad jinai išsipildytų. Va tokia yra situacija. Tokia dėlionė buvo moteris ir du jos vyrai. Kam įdomu, kviečiu pažiūrėti. Ačiū labai.